Taigi sveiki atvykę naują anglų kalbos kursą Edukus pamokas, su jumis mokytojas Edgaras. Ir šiandieną turiu pradžioj pamokos jums paprastą klausimą. Ar darot šią klaidą? Turim vieną tokią esminę klaidą, kurią dažnai pastebiu pas mokinius ir norėčiau, kad jos tiesiog nebedarytumėt, norėčiau padėti jums jos tiesiog nebedaryti, išvengti jos. Ir tam reikia suprasti kelis dalykus, įsisavinti kelis dalykus ir tada išmokti jas greitai naudoti, okay? Tai tada iškart perinam prie reikalo. Tai paprastas dalykas yra tas, kad dažniausiai žmonės daro klaidą kurdami klausimą. Mes esame apie šią temą jau šitam kanale kalbėję, bet dėl to noriu trumpai priminti, kad pavyzdžiui, jeigu aš turiu tokį sakinį kaip man patinka obuoliai, ne? Man patinka obuoliai ir pavyzdžiui, jeigu aš noriu padaryti tai klausimą lietuvių kalba, aš tiesiog dedu ar priekyje, ar ne, ir aš gaunu, ar man patinka obuoliai. Taip? Ar man patinka obuoliai. Tiesiog pridėjau ar prie teiginio ir gavau klausimą. Tai dabar, jeigu aš noriu pridėti, pavyzdžiui, kodėl žodį, aš tiesiog paimu prikliuoju kodėl ir klausiu, kodėl man patinka obuoliai. Vėlgi, lygiai taip pat paėmiau patį teiginį pilną, prilipinau kodėl ir gavau klausimą. Dabar jūs galite šiuo momentu galvoti, kodėl tu Edgarai man aiškini apie lietuvių kalbą, aš ir taip moku. Bet aš tai darau tam, kad suprastumėt skirtumą esminę, nes jį tiesiog reiks ilgainiui pagauti ir įsisavinti ir stengtis tos klaidos nedaryti. Nes anglų kalboje, jeigu aš turiu tą patį sakinį I like apples, ar ne? I like apples. Dabar aš žinau, kad jeigu aš noriu tiesiog paklausti paprastą klausimą, tokį kaip su ar, tai jau priklausys nuo laiko, kurį aš naudoju, kaip aš tą klausimą padarysiu ir nuo veiksmažodžio. Aš galiu sakyti, do I like apples, šiuo atveju bus do I like apples, ar ne? Bet pavyzdžiui, jeigu aš turėsiu kitokį laiką, tarkim, I have done it, ar ne? Pavyzdžiui, present perfect, tada klausimas bus have I done it, klausime į priekį šoks have. Jeigu aš netgi turėsiu kitą veiksmažodį, kaip būti, pavyzdžiui, tarkim, you are happy, tu laimingas, ar ne? Klausimas bus are you happy. Bet teiginys nuo klausimo skiriasi tom, kad mes turim kažkaip pakeisti klausimą, ar ne? Ne tik tai, kad pridėti, bet pakeičiam kažką tai jame. Ir šiuo atveju, kadangi tai yra present simple laikas, čia aišku, tada reikia grįžti prie present simple laiko, kurio pamoką rasit irgi pas mane kanale, tiesiog įveskit present simple, mes padarom taisyklingą klausimą. Ir dabar, jeigu aš noriu pridėti tą mūsų kodėl, o anglų kalboje jis yra why, aš jį dedu ne prie teiginio ir aš nesakau why I like apples. Nes čia šiuo atveju tai būtų tik tai būtų teiginys. Aš galėčiau sakyti tokį sakinį, pavyzdžiui, he asked me why I like apples. Tada aš taip galiu sakyti. Jis paklausė manęs, kodėl man patinka obuoliai. Tai nėra klausimas. Čia tiesiog yra teiginys, aš teigiu, ko jis manęs paklausė. Bet jeigu aš noriu paklausti, kodėl man patinka obuoliai, aš dedu why priekyje jau taisyklingo esančio klausimo. Jau lygtais, kad aš paklausiau su ar, jau padariau taisyklingą klausimą, paverčiau klausimą ir tik tada priekyje lipinu visus why, when, what, kad ir kokio ilgio ten būtų klausiamasis žodis, ar ne? Tai paimkim kaip pavyzdį dar kokį nors vieną kitą laiką. Pavyzdžiui, paimkim su will. Ar ne? Lietuviškai aš sakysiu tu tai padarysi, ar ne? Dabar noriu paklausti, ar tu tai padarysi, tiesiog prilipinau ar priekyje ir pridėt kada, vėlgi, kada tu tai padarysi. Tiesiog prilipinau arba kada priekyje paprasto teiginio ir gaunasi, kada tu tai padarysi. Bet anglų kalba, truputėlį pavažiuosiu, anglų kalba, jeigu aš klausiu, tai aš sakau visų pirma teiginį, sakau you will do it. Future simple, naudojam will, ar ne? Ar tu tai padarysi, bus will you do it. Ir dabar, kada tu tai padarysi, jokių būdų ne when you will do it, o when will you do it. Visada padarom taisyklingą klausimą ir tik tada pridedam klausimą į žodį priekyje. Labai svarbus dalykas, labai, kaip pasakyti, svarbi tema anglų kalboje, kurį reikia išmokti, nes tai galioja visiems laikams, ar ne? Tai viskam galioja. Okay? Tai tokia šiandien tema. Parašykit komentaruose, pabandykit padaryti porą tokių sakinių. Parašo teiginį,
parašykit klausimą ir pažiūrėkit, pabandykit taisyklingai padaryti. Aš ištaisysiu, jeigu kažkas bus ne taip, ar ne, parašysiu komentaruose. Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad mokate su manimi. Jeigu norit daugiau žodžių frazių, komentare ir aprašyme rasit frazių knygelę, nemokamą, kurią galit parsisiųsti. Tai bus audio knyga, kurią galėsit įsikelti į telefoną, kažkur tai klausytis, važiuojant, kur jums tik patogu. Tai jeigu nesat dar to padarę, būtinai tai padarykit, parsisiųskit ir ką, ir susimatom tada kitoj pamokoje. Ačiū, kad žiūrit. Iki.